Labas, mėlyjeji, sveiki sugrįžę į mano kanalą ir labas visiems tiems, kurie galbūt mano kanale apsilankėte pirmą kartą. Tai pristatysiu, mano vardas Karolina ir dabar žiūrite vieną iš serijų, kuomet aš ruošiuosi bikini fitneso varžybom. Taip, savo pirmosiam bikini fitneso varžybom. Šią dalį aš norėčiau tiesiog pradėti šiek tiek kitaip. Norėčiau pradėti padėkodama visiems už palaikymą ir padėkodama už tai, kad jūs sekate mano kelionę. Ir tiesiog esate su manimi. Tai įdomaus žiūrėjimo, mėlyjeji, ir susitiksim kitam klipe. Šiandien yra ketvirtadienis, o ketvirtadieniais aš esu nutarusi, kad bus mano poilsio diena. Tai ketvirtadienį ryte visada, kaip ir šiandien, aš atsikeliu, išsimatuoju savo matmenis, išsiunčiu viską treneriui, tada šiek tiek papozuoju, nusiunčiu nuotraukas, prisičekinu ir lauksiu dabar trenerio atsakymo, ką mano, galbūt reikės kažką keisti, kažką pridėti, atimti, pasakys, ką mano apie mano figūrą, kaip viskas atrodo. Šiandien pasistengsiu pasilsėti tinkamai. Neapkrausiu savęs jokiais papildomais darbais, ką dažniausiai mėgstu daryti, nes poilsis man griaužia sąžinę, atrodo, vis tiek turiu kažką nuveikti. Gerai, mėlyjeji, iki. Gavau atsakymą iš trenerio. Jis rezultatais patenkintas ir tai reiškia patenkintas treneris, patenkinta aš. Tik nereikia dabar man savęs apkrauti bereikalingo mintim ir nervuotis. Reiškia, viskas yra taip, kaip ir turi būti. Ir tiesiog, kadangi žiūriu per daug turbūt aš video YouTube užsieniečių sportininkų ir merginų besiruošiančių varžybam, nes jos labai nervuojasi, labai pergyvena. Ir tiesiog galbūt man ir atrodo, kad aš turėčiau dėl to pergyventi. Galbūt man ir atrodo, aš žiūrėdama tos video tiesiog įsikalu savo galvą, kad aš turėčiau jaudintis, turėčiau nervuotis, turėčiau labai save spausti, bet rezultatas jau yra, man tiesiog reikia jį išlaikyti. Nereikia apsisunkinti padėties, nes nėra reikalo, kaip spigina saulutė. Tikiuosi, jį nepabėgs ir per darbo pertrauką galėsiu vėl išeiti pasivaikščioti. Ir šiandien, kad diena visiškai neprailgtų, pasistengsiu nusipirkti paskutinius dalykus, kurių man reikia. Tai būtų chalatukas šilkinis, plonytis. Negi viskas? Dabar yra pietus, tai kadangi pietų pertrauka Londono centre, visos kavinės yra perpildytos. Prisiuoščiau visokiausių skaniausių kvapų, prisižiūrėjau skaniausių maistų ir dabar einu atgal į ofisą pasivaikščiojus, valgyti savo pietus. Pietums šiandien turėsiu skrebutį su tunu. Pietums valgysiu skrebutį su tunu ir štai ką nusipirkau. Mačiau reklamą ir labai norėjau. Čia yra KitKatas, cookie dough. Ir dar buvo lakas plaukam už svarą. Vietoj neįsigaskit. KitKato aš dabar nevalgysiu. Jisai ten pat, kur visi saldainiai mano po lova. Ir jis tenais manęs kantriai lauks, kol aš jį galėsiu sudoroti po varžybų. Mėlyjeji, aš dažniausiai pietauju čia pat prie darbo stalo. Ten pat, kur ir dirbu, ten ir pietauju. Ar žinojote, kad jūsų telefonai, mobilieji telefonai, darbo telefonai ir apskritai jūsų darbo vieta yra vieta, kur kaupiasi daugiausiai bakterijų?
vietos apskritai, kur kaupiasi daugiausiai bakterijų. Tai aš darbe būtinai visada turiu kažkokių tai antibakterinių servetėlių ir visada stengiuosi viską nusivalyti. Nepamirškite dezinfekuoti savo telefonus taip pat, nes jūs juos čiupinėjate ir ten yra tikrai labai daug visokių nešvarumų. Tai patarimas. Klausykit, gal jau gana man mėtyti maisto restoranų lankstinukus į darbą. Ir štai Londonas parodė savo tikrą veidą. Įsilijo ir apsiniaukė dangus. Atėjo ruduo. Aptaškė mano telefoną. Surizikuojam atidaryti duris dar kartą. No. Tai ką, jau viskas? Saulė? Jau gražu Londone? Ir pasitikėkit Anglijos oru. Pas mane ateina draugė ir aš čia bandysiu kambarį biškį aptvarkyti ir pasidaryti nedidelę fotostudiją. Pasidarysim fotosesiją. Štai peržiūrinėjau nuotraukas vakarykštės fotosesijos ir prisiminiau dar vieną dalyką. Anksčiau aš visada žiūrėdavau į lieknas merginas ir sakydavau, jetau, kaip jom pasisekė. Bet tik dabar supratau, kad man pasisekė ne ką mažiau. Šiuo momentu aš, kai matau savo kūną tokį pasikeitusi, tokį, apie kokį aš anksčiau svajojau ir galvojau, kad niekada neturėsiu, mane tiesiog tai priverčia susimastyti, kad ne tik didelio noro, bet dar didesnių pastangų dėka mes visi galim padaryti tai, ką mes norim. Mes visi galim pasiekti bet kokių tai rezultatų. Nėra taip, kad jūs žiūrėtumėte į nuotrauką merginos, galbūt kažkas žiūri nuotrauką mano ir sako, tu, iš kur pas tave tiek valios. Ir tikrai ne vienas iš jūsų mano žiūrovų ir draugų ir artimųjų man sako, iš kur pas tave tiek valios, kad man bent pusė tiek valios. Jūs visi turite tos valios. Tiesiog susijimkit. Jeigu jūs nuoširdžiai trokštat kažką keisti, jeigu jūs norite jaustis geriau, jeigu jūs norite labiau džiaugtis ir didžiuotis savimi, jūs turite susijimti. Jūs negalite nukeldinėti norų vėlesniam laikui. Negalvokite apie neigiamus dalykus. Negalvokite, kad aš negaliu to padaryti. Galvokite, aš galiu ir aš padarysiu. Įsivaizduokite, nusipieškite portretą savo, kaip jūs atrodysit. Galbūt, kur jūs būsit po 5 metų, kokioj mašinai važinėsit, kokiame name gyvensit, kaip atrodys jūsų kūnas, kaip jūs jausitės, kokie žmonės jūs sups. Taip ir nutiks. Nebejokite. Siekite to, neapleiskite šios minties, kreipkitės į visatą, ji jūs išgirs. Instagramą nuotrauką su paskutiniais obuoliukais savo pintiniai. Ir dabar pamačiau, pažįstama pasidalino, kad į Angliją atveža kažkokia moteris lietuviškų daržovių ir visokių gerybių. Tada medutis, medaus turiu, česnakai, obuoliai, užsisakiau 4 kg obuolių, užsisakiau morkyčių 2 kg, 10 kg bulvių ir cukinijų. Nu va, kai baigsis obuoliai, tai į Angliją jau pradėjo vežti pamelo vaisius, bus prasidėjęs jų sezonas. Ir jau tada aš būsiu po varžybų, visada labai laukiu rudens. Man pamelai tai patinka. Vienas pastebėjimas, nežinau kodėl, galbūt todėl, kad nebeturiu jau to lašinuko tiek. Pastaruoju metu man būna labai šalta. Dabar žiūriu aplink, eina žmonės su šortais, o mano nosis visa nušalus, rankos šala ir šiaip visa pašiurpus. Dabar einu į Oksfordo gatvę
truputį pasidaryti po parduotuvės, gal rasiu kažką nusipirkti, bet būsiu realistė. Ant rūbų ir drabužių ir apskritai aprangos šiuo metu stengsiuos per daug neišlaidauti, todėl kad mano dydis yra super mažas ir aš žinau, kad po varžybų aš tikrai labai norėsiu susigrąžinti 3-4 kilogramus. Na, tiesiog sveikatos sumetimais. Ir galbūt tie dabar drabužiai, kuriuos įsigysiu dabar, vėliau man netiks. Tai dėl to stengiuosi daug pinigų ant jų neišleisti. Ir šiaip, aš tokia labiau praktiška. Mėgstu geriau pasidaryti kažką pigesnio ir labai dažnai galima netgi gražesnių drabužėlių rasti. Ar ne? Merginos pritarsit. Primarkas, thumbs up. Prisipirkau Primarke nieko. Eilės nežmoniškos. Dažniausiai būna taip, kad daug vaikštau, visko prisirenku, pamatau eilės, viską padedu ir išeinu. Jūs turėjote tai pamatyti. Ką tik man iš rankų vos neiškrito telefonas. Dar dabar širdis daužas. Ir galiausiai nusprendusi, kad nepirksiu jokių drabužių, užėjau į sveiko maisto parduotuvę Holland & Barrett's. Ir dabar kaip tik nuolaidos, čia sėklos, pusę kainos. Matot? Investuoti į sveikatą ir sveikus produktus visada gerai. Aš čia vis dar renkuosi, visko žiūrinėjosi ir buvau pasiėmusi čia sėklų ir pamačiau, kad linų sėlenom yra semenim ar sėlenom, nesu tikra, irgi yra nuolaida ir jos kainuoja bene 3 kartus mažiau. Ir iš tikrųjų, jeigu renkatės tarp tų dviejų produktų, aš patarčiau vis tik rinktis linų sėlenas, todėl kad jose naudingųjų medžiagų yra tiek pat, kiek ir čia sėklose. Ir jos yra gerokai pigesnės. Aja. Užsitrenkė ir palei nosį pravažiavo traukinys. Štai grįžau namo, priguliau su katinu ir matėt, pirkau parduotuvėje sveikuoliškai datulių pirkau ryžių putėsių, ne ryžių, o ten buvo grikių putėsiai. Ir iš tikrųjų, kad ir ką aš ten bepirkčiau, nieko aš dar nevalgysiu. Vis tik aš noriu po varžybų pasidaryti kažkokį tai sveiką desertuką. Matėt, vis tiek valgysiu ir KitKato, valgysiu ir Snickersų, ir Rafaelo, bet po nedaug, tikiuosi. Tikiuosi išeis po nedaug, nežinot, kaip paragavęs negaliu sustoti. Ačiū, mėlyjei, kad žiūrėjote dar kartelį ir serijų šio mano ruošimosi varžybom. Jau bus vis mažiau ir mažiau, todėl turbūt, kad aš būsiu galbūt dar labiau užimtesnė, nes vėlgi varžybos artėja, laikas vietoje tikrai nestovi. Na tai ką, iki kitos serijos, mėlyjei. Ate!